Labas žiūrovai. Tai pagaliau grįžau. Šiek tiek nebuvo laiko kurti filmukų. Biški mokslai buvo užspaudę laiką. Nebuvo kada kurti. Tai grįžau paieškoti lydekų. Šiandien spalio 26 diena. Tai pagaliau atostogos man ir galiu pagaliau pažvejoti. Tai labai gera sugrįžti prie ežerėlio ir pažiūrėsim, kas šiandien kips, kas šiandien nekips. Išsiaiškinsim, kaip rudeninės lydekos kimba. Pirmą kartą pabandysim šiemet pagaudyti rudeninių lydekaičių, kas yra biški gaila. Jau galėjom ir rugsėjį, galėjom ir spalio pradžioj, bet gavus tik spalio pabaigoj. Nors dabar yra tikrai neblogas laikas dideliom lydekom, visi taip teigia. Tai pažiūrėsim, gal kažkas ir kiek didesnio bus iš lydekaičių, gal ešerys koks, nežinia. Labai graži iš tikrųjų diena. Šiek tiek rūkas yra ir jau labai jaučiasi ruduo, labai gražus beržai, raudoni, geltoni, lapai krenta, kaip medžiai jau be lapų. Labai gražu, labai gera būt gamtoj. Ir dabar einu iki tėvuko, žvejosim su valtim ir pažiūrėsim, kaip čia viskas bus. Išplauksim, pažvejosim kokias geras 4 valandas, galbūt 5 valandas. Kaip čia viskas kips, pamatysim. Tai kadangi praeitą kartą gerai ešeriukai ant mažų mepsiukų kibo, tai pabandysiu vėl biški, kol tėtis irkluoja, užsimest, kad pavelkiaut šiek tiek. Pažiūrėsim, gal koks ešeriukas vėl pagriebs. Įdomu, vat, koks mažas pirmo numeriuko mepsiukas. Gerai. Tai atplaukim į vietą. Dabar pasižiūrėsiu, ką čia įsimečiau ant greitą ryte. Pabandysiu pagaudyti didesnės lydekaites. Ir jis užsidės dabar ir tas savo biškį daugiau gramų spiningėlį, kad galėčiau mėtyti. Ir pasižiūrėsim, kokia čia gumelė, kokia didesnė, mažesnė. Pabandysim užsidėti gal tokį unguriuką. Kas čia tą sėkmę atneš, kas netneš, pažiūrėsim. Tikrai įdomu pabandyti. Žiūrėsim, ką tėtis užsidės, ką bandys, kaip kas kips, kokios spalvos. Va, tikrai malonu būti. Ežeras visiškai ramus, tylus. Buvo vienas paukštis, biški šaukė, galvau, gražiai pafilmuosiu labai, nes tikrai malonu ausim, bet nebėra jo. Tai va, pabandysiu tą unguriuką. Įsidėjau trišakį po apačią ir naudosiu fluorokarboninį pavadėlį. Seniai pirkau, tiksliai neatsimenu kokį storio, berods 0,25, jei neklystu. Gerai, bandom. Žiūrėsim. O čia galas jau pas mane susipynęs. Gerai. Pažiūrėsim, kaip čia viskas vyksta. Gerai.
gal kokios atakos sulauksim. Žiūrėsim. Tai va, tėtis pradės nuo tokios. Čia matau biškį pasikeitė viską. Pasitvarkė palei save. Naudos va tokį pavadėlį. Pavadinimus užmiršęs. Net nežinau, koks čia pavadėlis. Tiesiog va toks nestoras. Va toks vobleriukas. Turėtų jis gerai dirbti. Čia neatsimenu kada tiksliai, bet gerai jis buvo sudirbęs, gerą lydeką užkabinęs, bet ji pabėgo. Spiningavom gerą valandėlę, gal biškį daugiau. Ir kibimų nelabai. Lydekos nenori kibti. Ir dabar biškį plaukiam va į krantą. Čia išlipsim, pavalgysim. Ir pažiūrėsim, kaip čia viskas toliau tęsis, bet pakol kas lydekaitės nenori. Aišku, čia nereikia tikėtis kažko dėl to, nes lapkričio mėnuo žuvis dabar ypač yra jų aktyvumas sumažėjęs, tai dėl to gali tos lydekos taip nekibti, bet pagauti įmanoma. Pažiūrėsim, gal dar pavalgį ir išplaukę kažką sumedžiosim. Tai vėl mes ant ežero bandom tęsti toliau žvėžuklę. Užsidėjęs tokį medutį vestino gumos. Ir pažiūrėsim. Gal dabar kas nors užkibs. Nemažai laiko praėjo, gal tada nenorėjo lydekos kibti. O dabar gal norės. Neaišku. Pažiūrėsim.
biškai va pastebėjau, labai nori kabintis šiek tiek kažkokios žolės, ar čia dumblas. Tai nežinau, gal jis bus šiek tiek sukilęs ir ar kaip čia. Sunku pasakyti iš tikrųjų. O, ką tik buvo lydeka. Eik tu sam. Ką tik tėvukui buvo lydeka. Kokia maždaug dydžio? 60. Jo, kokį 60, pusantro kilogramų tokį. Nu va, prašau, pirmoji lydekaitės ataka. Bet va, atsikabino. Koks masalas? Va, vestinukas. Aha. Aišku, aišku. Nice. Ir vėl! Ir vėl! Ir vėl lydeka pabėgo dabar man. Eik tu sau. Kas yra? Wow. Nu jo, super. Ai, man iš vis čia nukando ar nuplėšė. Nuplėšė, ta. Eik tu sau. Tie pavadėliai, aš nežinau. Šiandien biški pavadėliai neklauso. Tėvukui džerks, 15 eurų maždaug nuėjo. Dabar nukando, tipo. Tikrai net neįtikėtina, iš tikrųjų, tikrai nesitikėjau, kad čia galėtų šitą pavadėlį nukast arba nuplėšti. Nu, nuplėšti gal nelabai. Oi, 2 kibimai. Tai viską susitvarkiau, pabandysiu dabar tokį vestino guminuką. Tai pavyko išsiaiškinti, kad spalvos, kurios yra tokios kiek tamsesnės, nors ta, kur man nukando, nebuvo visiškai tamsi, bet kas tamsiau, tas labiau veikia. Tai pabandysiu tokią galbūt. Pavadėlį vėl pasikeičiau. Toks pat, tik čia kiek trumpesnis dabar matau. Ir pasižiūrėsim. Čia tokia dabar yra vieta, kur šiek tiek yra giliau. Tai pasižiūrėsim. Gal susilauksim kokio vėlgi kibimo. Nors labai gaila, kad užkimba, papurto ir kai tik įjungiu kamerą, jau nebėra. Nors nežinau, gal ten kažkas matęs biški. Pats galas. Kažkas gal užsifiksavo. O, tečių užkibo. Jodo, gerai. Nu, lydekaitė va ir užkibo. Tai trečia žuvis. Trečias kartas nemeluoja. O, mažytė, bet lydekytė. Legal 100%. Va tokia va. Prašau. Lydekutė. Va. Labai gražiai. Gerai, čia biški man įsivarė. Gavau lydekaitę gražią. Biški ant rankų paims. Gražuolį. Va. Kokį 60 cm beveik ta žuvytė. Aš ją ant mane pasisuks. Aš ją va gražiai paleidžiu. Plauk žuvelį. Plauk. Darykit žvejai. Pavyzdį imkit iš mūsų. Kaip gražiai nuvinguriavo iš tikrųjų žuvelę. Tai vėlgi išsilaipinam. Šiek tiek pailsėti, paselsint kojas, nes biški skauda sėdėti ten tiek laiko. Dabar vėl pasikūrim laužiuką, pasišildyti, nes tikrai jau spalio galas jau jaučias, kad tikrai vėsu. Rankom ypač, pirštinių gaila, tokių gerų kaip ir neturiu, tik tais ten kokias radau tarp senų ten visokių pirštinių ir visko. Aš tokias pasiėmiau, nelabai kaip ir ieškau kažko, bet nelabai tekas ir yra iš tikrųjų. Dabar dar va, su tečiu šiek tiek šildomės. Labai malonu būti prie laužo iš tikrųjų, nes taip šilta, taip gera. Atrodo, tai būtų visiškai šalta, vat prie laužo kaip gera. Net buvo iš tikrųjų planų, kad mes būtume važiavę su nakvyne, bet nežinau.
nežinau, jau aš nelabai net pats iš tikrųjų norėčiau dėl to, nes šaltis jau, jeigu miegodavau net vasarą, pavasarį, tada miegojau ten upėtakius gaudžiau ir jau buvo gan vėsu ten ir reikėjo ir kurtkę apsivilkti, ar ten ir liemenę, man atrodo, turėjau, tai ir taip būna, reikia būtinai laužą užsikurti, nes būna tikrai vėsų pasidaro. Ten dažniausiai būna, jeigu kojinės šiek tiek drėgnos, tai tiesiog jau visam kūnui būna šalta ir nieko tu nepakeisi, turi tiesiog pilnai sausas būti, kas gamto yra sunku iš tikrųjų padaryti. Iš viso 3 kibimus turėjom, tai žvejyba tikrai nebloga, kas tokiu laiku mes su tėvuku įprastai nesam pagavę nei vienos lydekos, net kibimo neturėjo. Šiandien 3 kibimai, 1 pagauta. Aišku, gal, neaišku, neypatingai, bet palei laikotarpį tai tikrai yra gerai. Dar beje, kad tik kažkoks gyvūniukas praplaukė, ar kiaunė, ar tiksliai net nemačiau, buvau biškį nusimovęs guminius koją šildžiaus ir kažkoks gyvūniukas praplaukė, tai net neaišku, įdomu. Ir gaila, nepavyko užfiksuoti. Tai jo, tai kaip ir viskas. Jau po biškį vis tiek žvejyba į pabaigą eina, dar dabar čia pabūnam, o tada jau plauksim, žvejosim, bet jau link kranto, link kito kranto ir link namų. Gerai. Tuoj parsivinioju. Gerai. Nu va, pavyko tėvuko kibimą užfiksuoti. Kas yra? Ir nebloga. Gerai, ateik. Opa. Nebloga lydekaitė. O prašau. Gerai, tėti, tu paimk. Iš pirmo kartą tėvukui griebė, bangas išsivertė, dabar jau iš antrą kartą jau pagavo. Nu, pagavau neblogą lydeką, legali 100%. Baisiai giliai stingia ir jūs tiesiog turėjom zilką nukirpti, į kabliuks labai giliai žiaunusi, niekaip net kabinam. Tiesiog turiu paimti tą žuvelę namo, nors aš ją tikrai paleisčiau, nes neturiu kito pasirinkimo. Nu jo, čia lydeka tai jau nebloga visai, bet nieko. Gaila. Paimsim šią žuvelę, nes tiesiog nėra kaip pasirinkimo. Kad ir galime pasistengti šim, bet jau per giliai įrėjus. Jo, per didelę žaizdą tiesiog. Bandėm, net kabinam, nieko. Jo. Nieko. Vieną paleidom, vieną paėmėm, viskas čia super. Tai viskas, žiūrovai, išsilaipinom, žūklė baigta, 2 lydekos pagautos ir 4 berods kibimai, 4 kibimai. Tai tikrai nebloga žvejyba, skaityk lapkričio mėnesis ir tikrai neblogai kibo, bet dėja man nieko nepavyko. O tečiui neblogai, 2 lydekos, tai tikrai gerai. Ir kaip ir viskas. Rūkas, matau, užsidėjo ant ežero. Nežinau, kiek per kamerą ten matysis. Bet labai gražu. Rami dienelė buvo, maloni. Tai noriu pasakyti, kad turbūt kaip ir šiais metais paskutinis filmukas.
dėl to, nes žiemą mes nežvejojam. Žinau, keista galbūt, kaip žvejai gali žiemą nežvejot, bet nelabai turim gerų sąlygų vien dėl to, kad pažįstam gerai vieną ežerą, kuriame būna ledas. Būna ledas, sakykim, dažniausiai gruodžio pradžioj, kada būna tos didesnios šalnos, paskui nėra nieko. Pirktis įrangą tam, kad ten nuvažiuoti vieną kartą per metus, ar ten labai apsimoka, nežinau. Tas ledas dažniausiai dar būna pavojingas ir tikrai netoks, kokio norėtus. Ten, aišku, galima, ten berods saugus ledo storis yra 7 cm, jeigu ten ledas 6 cm, tu galėjai, bet kam rizikuoti iš tikrųjų. Tai ačiū žiūrovai, kurie žiūrėjot, ačiū, kurie žiūrėjot visą šį sezoną. Nepamirškit paprenumeruoti, paspausti patinka mygtuką ir iki kitų metų.